dvi komandos, tai plojimais palydėkime į antrą pogrupį Pokart komandą ir MV Racing komanda. 10 taškų surinko ir užėmė 9 vietą Kartfanai komanda. 8 vieta Kestauto komanda su 11 taškų. 7 Algirdai Racing. 6 New Beast komanda. 20 taškų surinko. 21 tašką ir 6 vieta. 5 vieta, atsiprašau, Fino Team. Po 24 taškų surinko 2 komandos ir žemesnių vietų daugiau turi Dream Team, 4 vieta. Ir kaip laiką prieš apdovanojimus, tai primenu, kad mūsų alum vaišina Alinas. Tai kiekvienai komandai po vienas butelis yra šalia. Tai yra Alino alus, o nugalėtojam yra šiandien Gubernijos Elis alus naujiena. Gubernijos, tai šiaulietiškas alus. Ir dar toks nemalonus priminimas, tai iš tikrųjų tai iki birželio 15 buvo antra įmoka, nepriminiau, tai visi daug pagalavus yra. Jo, tai dauguma, ne visi, tai yra sąžiningo, kurie susimoka ne be priminimų. Tai primenu, kad iš tikrųjų iki sekančio etapo duodam laiko susimokėti, o geriausia tai sekantį etapą grinais. Be čekių. Taip, tai 3 vieta ant pakilos kviečiu Kartlife ypatingai, 24 taškai. Nu ir sensacija šios dienos, sakant, antra vieta, ratai, 30 taškų. Duosim Kestas Vilnių. Kažkas gerai pastebėjo, tai kadangi vienas iš pagrindinių komandos narių, komandos kapitonas vaikus liuliuoja, tai kažkas taip ir gaunasi. Ir senai lauktien pirmos vietos pakilos, tai yra 34 taškai 999 Racing komanda. Šiandien gal blaidiausias aš jau. Man yra 2 ratais kartu. Prizai vadžiam dar matau tilpą. Šiandien nieks nefotografuoja, tik filmuoja, tai šipsokitės vaiko parašyti. Kamerą. Tai viskas, ačiū pirmam pogrupiui ir antram dabar bus trumpas briefingas dėl pasikeitimų. Jeigu galim